Aš jau esu buvęs daug šalių. Pats pirmas projektas buvo Norvegija, Rysoj, tenais buvo. Taip, kaip darbuotojas važiavau tenais. Sekantis jau buvo po to Austrija. Buvo net keista, kodėl aš važiuoju į Austriją dirbti prie laivų, kai mes ten darėm didžiausią Europoje upinį kruizinį laivą. Jau net pavadinimų neatsimenu, tokių buvo daug. Ir sekantis jau buvo tolimiausias, tai Japonijai buvo. Japonijai tenais ir prasidėjo tas Formano šiek tiek kelias. Pas mus nebuvo dar prigiję, tai Formanai visą kitą tenais labai norėjo užsakovas, kad būtų atstovas laive visą darbo laiką. Ir tada mes, kolega buvo Evaldo tėvą, kartu dirbom visai vienam aukšte, aš kitam aukšte buvau. Atsimenu, kai mes pradėjom, tik tai turėjom mažą ofiselį, jeigu Prancūzijoje, dar kažkur Lietuvoje. Dabar ofisą turim Lietuvoje labai didelį. Taip ir čia labai išsiplėtėm, turime savo sandėlius, visą kitą, tą visą administracinį progresą labai stipriai išsiplėtė. Iš ryto dažniausiai, jeigu turi daugiau žmonių tam tikram laive, kadangi aš dabar Formano neturiu, važiuoju susitinkti su darbuotojais, mes aptariam dienos darbus šiek tiek, grįžti į ofisą, tada susidarai planą ant popieriaus savo, ką turi šiandien pasidaryti, bandai vis tai atlikti. Daugiau mane gal veža daugiau brėžinius tasus atsižiūrėti. Tai tas smagiau yra, nes aš pats esu inžinerinį išsilavinimą turiu ir pats esu braižęs tas brėžinius ir tai tas sutikrinimas, žiūrėjimas, pasiruošimas.